3 scenarijai Rusijai. Esamoje situacijoje Rusija turi tik 3 pagrindinius scenarijus. Tai švelnus, griežtas ir katastrofiškas. Aš šių scenarijų neišgalvojau, juos apskaičiavau visuomenės ir valstybės procesų simuliatoriuje. Nes visuomenė tai sistema, valstybė taip pat sistema. Jos veikia pagal taisyklės ir dėsningumus, tokius pat tvirtus ir nepajudinamai kaip fizikos dėsniai. Tai labai aiškiai visuomeninių sistemų matematika, be to jau patikrinta istoriniuose procesuose tiek Rusijoje, tiek kitose šalyse. Tai yra, kas vyko anksčiau, tas pat vyks ir dabar. Beje, šią socialinę matematiką aprašė visame pasaulyje garsus amerikiečių fantastas Isaakas Asimovas. Tačiau jis juk nieko neišgalvojo. Jis paėmė jau egzistuojančią mokslą, tą pačią socialinę matematiką ir jos pagrindų parašė fantastinių romanų ciklą, žinoma kaip Fondas arba Akademija. Beje, Isakas Asimovas – rusų žydas. Na, nors ir amerikiečių rašytojas, bet jis yra rusų žydas. Jis gimė Rusijos Smolensko srityje.